Sveiki atvykę į Darbėnus. Pats miestelio pavadinimas sufleruoja, kad čia gyvena darbštūs žmonės. Susipažinkite su vienais iš jų – asociacijos Tekstilės kelias įkūrėjais Dudėnų šeima. Pasinaudoję nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos administruojamos lyder programos paramą, Dudėnai Darbėnuose įkūrė muziejų amatų centrą. O pastebėję atvykstančiųjų į muziejų poreikį skaniai pavalgyti, pasimėgauti puodeliu kavos, ryžosi imtis ir veiklos plėtros, vietoje įkurti kavinę ir pasiūlyti maitinimo paslaugas. Sukūrėm verslą, sukūrėm amatų centrą, muziejų. Turim 6 rekordus. Tai būtų Lietuvos tautinių juostų rekordas, tautinių rankšluosčių rekordas, tautinių lovatiesių rekordas, siuvimo ant pirščių rekordas 1026, taip pat avelių rekordas ir klumpių rekordas. Mes, kai pradėjom prieš 15 metų siūti vilnos gaminius iš vilnos audinio, taip prasidėjo visa avelių kolekcija, kadangi iš avies vilnos visi gaminiai išeina. Toliau siuvom patalynę, nes pasiuvus kaldrą, jeigu nestandartinis dydis, reikia nestandartinio apvilkimo. Dar kažkas sugalvojo nestandartinės pagalvės dydį užsisakyti. Tai taip ir plėtėmės, tobulėjom ir tekstilę palaikydami, pateikdami žmonėms, kas ką nori ir kaip nori, turėdami audinių, bandėm visus patenkinti jų norus. Kadangi atvažiuoja grupės ir nėra kur pavalgyti, nėra kur kavos atsigerti, tai nutarėm ir sukūrėm kavinės Pilgutė. Šiuo momentu važiuoja visa Lietuva pas mus. Ir gavom pratęsti ir padaryti antrą projektą pratęsimo, kadangi nebesutilpom, reikėjo terasus pastatyti. Aišku, būtumėm savo jėgom labai ilgai gal užtrukę ir nebūtumėm tiek išvystę viso to, ką dabar turim. Nes planavom, sakom, ateičiai kažkada senatvėj pasidarysim kambarėlį kaip muziejų, rodysim žmonėm, pasakosim, o gavosi, kad išėjo visas amatų centras, kuris domina visą Lietuvą ir ne tik. Ir važiuoja žmonės ir domisi iš visur.